įsijungti. Labą dieną, visų pirma, dėkoju už suteiktą galimybę išsakyti savo mintis šiek tiek plačiau negu Facebook'e, ką padariau. Dėkoju taip pat Romualdui Myliai, kuris padėjo man inicijuoti peticiją dėl to, kad kariai nebūtų siunčiami į karo zoną Ukrainoje. Tai noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad pavyko atkreipti ne tik visuomenės, žiniasklaidos, bet ir politikų, galimai suklaidintos Seimo narių dėmesį į susidarę situaciją dėl galimo Lietuvos karių siuntimo į karo zoną, į kariaujančią Ukrainą. Jei mano pastangos padės išvengti šios grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, savo pareigą šiuo klausimu laikysiu įvykdytą. Tam, kad išvengti interpretacijų, pacituosiu kai kurias teisės aktų ištraukas. Tačiau prieš tai noriu paminėti, kad buvau apkaltintas ir ne vieną kartą melu, kad neva Seimas nėra priėmęs nutarimų siųsti, kad siunčiami yra ne kariai, o kažkokie tai mistiniai instruktoriai ir kad Ukraina nėra karo zona. Tuo pačiu matomai autoriai atkreipė dėmesį, kad jie nepripažįsta Rusijos agresijos Ukrainai, nežino, kad raketos sprogsta ne tik Kijeve, bet Lvive ir visose kitose miestuose. Ir taip pat nežino, kad Ukraina yra paskelbta tarptautinė civilinė aviacija kaip neskraidimo zona. Taigi, tezės. Įstatymas dėl Lietuvos kariuomenės vienetų dalyvavo tarptautinėse operacijose ir pratybose, taip pat tarptautinių pratybų rengimo Lietuvos teritorijoje. Antras straipsnis vadinasi Lietuvos kariuomenės vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose teisiniai pagrindai. Lietuvos Respublikos kariuomenės vienetai gali dalyvauti tarptautinėse operacijose tik tada, kai vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai ir kai Seimas priima nutarimą pasiųsti Lietuvos kariuomenės vienetą dalyvauti tarptautinėse operacijose. Kario sąvoka yra apibrėžta labai aiškiai, kaip ir visos kitos kario savanorio, kariūno ir kitos sąvokos Lietuvos Respublikos karas aktyviai. Tai yra krašto apsaugos sistemos organizavimus ir tarnybo įstatymai. Karys yra pilietis atliekantis tikrąją karo tarnybą. Lietuvos Respublikos Seimo 2023 metų 12 mėnesio 21 dienos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilinių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose. Pirmas straipsnis. Siųsti nuo 24 metų sausio 1 dienos Lietuvos Respublikos karius ir civilius tarnautojus arba iš jų sudarytus Lietuvos Respublikos karinius vienetus dalyvauti. Punktas 11. Karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje. Toliau pagal tekstą. Išvada. Teiginiai, kad Seimas nesiunčia karių į Ukrainą, į karo zoną, kad karo instruktoriai nėra kariai, kad Ukraina nėra kariaujanti valstybė, yra apgailėtinas melas. Maža to, nerimą kelia ir politikų išsakyti teiginiai. Prezidento patarėjas, nacionalinio saugumo klausimais, prezidentas savo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais lūpomis, kad teisinis pagrindas tokiam veiksmui yra. Buvęs krašto apsaugos ministras ir šviežiai paskirtas ministras Anušauskas ir Kasčiūnas irgi neatmetė tokios galimybės. Dar toliau nuėjo užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Jis 23 metais, kovo 5 dieną, pasidžiaugė, citatą, Lietuva viena iš pirmųjų valstybių parėmė idėją. Kalba eina apie Prancūzijos prezidento Makrono pareiškimą, apie svarstymą NATO valstybės siųsti savo karius į Ukrainą. Maža to, jis įvardino kaip galimas misijas tokiam labai tolimas nuo mokymo. Citata. Atlaisvinti Ukrainos pajėgas, kurios užima kokias nors apsaugos, kibernetinės ar kokias kitas funkcijas ir nekariauja fronte.
Visą tai privedė mane ir privertė mane imtis neatidėliotinų veiksmų. Tikiu, kad suspėjau. Siūlo Seimo nariams pagalvoti apie atsakomybę, kuri tenka jiems ir irgi imtis neatidėliotinių veiksmų, kad šis mandatas siųsti karius į Ukrainą būtų atšauktas. Na ir pagaliau pavyko atkreipti dėmesį į tai, kad ką mes su gerbiamu Pavlovičiu vadinam skaidrumo įstatymu, o JAV tai vadinamas yra užsienio agentų įstatymas, kad jo buvimas Lietuvoje yra būtinas. Nes užsienio kapitalo žiniasklaida, tokia kaip 15 minučių ir Delfi, ne tik sąmoningai klaidina Lietuvos visuomenę, šmeižia mano gerą vardą, bet ir sąmoningai, galimai priešiškų mūsų šaliai jėgų užsakymų kišasi į Lietuvos vidaus politiką ir bando įtakoti prezidento rinkimų rezultatus. Dėl šio klausimo neabejotinai kreipsimės į teismą ir į Valstybės saugumo departamentą. Man šitoje istorijoje viskas aišku. Padariau viską, ką galėjau ir ką privalėjau, kad išvengti šitos situacijos. Tikiu, kad ir jūs padarysite atitinkamas išvadas. Naudodams progą prašau tos, kurie dar nepasirašė, pasirašyti peticija.lt, o taip pat pasirašyti mano galimam dalyvavime prezidento rinkimuose rinkėjo puslapis.lt. Tai tiek. Labą dieną visiems susirinkusiam. Noriu padėkoti ir dėkoju BNS už suteiktą galimybę išsakyti nuomonę apie išplatintą peticiją. Mano atstovaujama organizacija paremia Valdą Tutkų todėl, kad skaitome ir matome, kad situacija iš ties yra pavojinga ir karių siuntimas, Lietuvos karių siuntimas į karo zoną sudaro visas galimybės priešiškai valstybei naudoti jėgą Lietuvoje. Ir tai gali atnešti karą į mūsų žemę. Naudodamasis progą, pirmoje eilėje kreipiuosi į mamas, kad jos suprastų, koks pavojus yra iškilęs jų vaikams. O kad tai neįvyktų, labai agituoju pasirašyti peticiją ir noriu atkreipti dėmesį į tai, kad peticijos autorius yra generolas Valdas Tutkus, kuris turi, kaip niekas kitas, kompetenciją suprasti apie tai, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Rusijos ir Ukrainos kare. Todėl labai prašau, nedelskite, palaikykite šią peticiją ir palaikykite Valdą Tutkų, nes mano supratimu tai žmogus, kuris žino kelią, kaip padaryti, kad neįvyktų didžiulė, kokia be gali būti Lietuvai tragedija. Sveiki, tai dėkui iš tikrųjų už tai, kad turime galimybę kalbėtis šiai dienai Lietuvai pačia aktualiausia tema, nes nuo jos priklauso mūsų valstybės ir žmonių saugumas. Tai aš kaip Seimo narys galiu pasakyti, kad tas nutarimas, kuris buvo priimtas prieš Kalėdas praeitų metų, gruodžio 21 dieną Seime, iš tikrųjų sukuria Lietuvai labai pavojingą situaciją. Ir pavojingą situaciją visų pirma dėl to, kad NATO pagrindinės valstybės, tokios kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kaip Jungtinė karalystė, matosi, kad traktuoja tarptautinę teisę kitaip, nei kad tai daro mūsų valstybės prezidentas Gitanas Nausėda, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir kiti aukščiausi politikai, kurie teigia, kad turėtume nustoti savo braižyti raudonas linijas ir pradėti braižyti raudonas linijas Rusijos federacijai. Tai Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras Cameronas labai aiškiai įvardino, kad Jungtinė karalystė nesiųs savo karių į Ukrainos teritoriją ir lygiai taip pat nesiųs karių instruktorių. Jie teigia, kad jie sėkmingai atlieka apmokymus Ukrainos kariuomenės ir karių savo pačių Jungtinės karalystės teritorijoje ir jau apmokė apie 60 000 ukrainiečių kareivių.
ir jie nemato jokios prasmės priimti sprendimą dėl karių ar karių instruktorių siuntimo į karo zoną. Arba būtent tai tokią zoną mes galime laikyti faktiškai visą Ukrainos teritoriją, dėl to, kad, kaip matote, raketiniai smūgiai, bepiločių priemonių atakos vyksta visoje Ukrainos teritorijoje, dėl to išskirti kažkokios jos vietos, kur kariniai veiksmai visiškai nevyksta, tarptautinės teisės požiūriu nėra įmanoma. Tai tą, ką aš matau, kaip elgiasi pagrindinės NATO šalis narės, kokią poziciją užima Vokietija ir jos kancleris Olafas Šolcas, kurios karių brigados laukia Lietuva, tai akivaizdu, kad tokie mūsų sprendimai, tokie užsienio politikos sprendimai, kurie kelia grėsmę visai valstybei. Ir ta grėsmė kyla visų pirma dėl to, kad jeigu Lietuva pati, kaip sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, savo riziką priima sprendimą siųsti karius į Ukrainą, tai akivaizdu, kad tai yra ne NATO aljanso kolektyvinis sprendimas. Tai yra vienos ar kelių šalių, kaip vadinama The Coalition of Willing, norinčiųjų šalių koalicija, apie ką įvardinęs buvo ir Gabrielius Landsbergis, apie ką kalba iš esmės ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Tai nėra NATO aljanso misija, tai nėra NATO aljanso sprendimas, nes, kaip žinom visi, Vilniuje viršūnių susitikime NATO buvo labai aiškiai įvardinta, kad NATO savo kariuomenės ir savo karių į Ukrainą nesiųs. Vadinasi, jeigu valstybė narė, pabrėžiu, prisijima tokį sprendimą kartu su keliomis kitomis valstybėmis savo riziką, tai jinai netenka galimybės naudotis NATO skydu ir NATO apsauga 5 straipsnių, pagal kurį, jeigu viena šalis yra užpuolama, tai visos kitos NATO aljanso šalis įsipareigoja ją ginti ir jai padėti. Tai yra NATO 5 straipsnio esmė, aš galbūt nesakau jo pažodžiui, bet visi suprantate, ką turiu omenyje. Tai mažai valstybei, tokiai kaip Lietuva, dalyvauti norinčiųjų koalicijoje kartu su Prancūzijos prezidentu Macronu, jeigu tokia bus suformuota. Akivaizdu, kad tai yra sprendimas, kuris kelia kertinę grėsmę ir riziką mūsų nacionaliniam saugumui, mūsų valstybingumo išsaugojimui. Dėl to, kad tokiu atveju pagal tarptautinę teisę Rusijos federacijai atakavus mūsų teritoriją ar raketomis, sprendimų priėmimo centrus, kabutėse, kaip jie kalba, jei raketa atskristų į krašto apsaugos ministeriją ar į kitą objektą, tai būtų galima sulaukti pasipiktinimo, bet ne NATO aljanso gynybos. O jeigu dar blogiau, karinės pajėgos iš Rusijos federacijos ar Baltarusijos teritorijos būtų įvestos į Lietuvos teritoriją, po to, kai mūsų kariai būtų atsiradę Ukrainoje, tai tokiu atveju taip pat mums negaliotų NATO 5 straipsnis. Tai supraskime, kad nėra skirtumo, ar mūsų valstybė į Ukrainą įves 40 ar 4 tūkstančius karių. Tarptautinės teisės požiūrių tokio skirtumo nėra, mes tampame tarptautinio konflikto sudedamąją dalimi. Ukrainai tie 40 ar 100 ar daugiau šiek tiek tų karių skirtumo mūšio lauke jokio nepadarys, bet Lietuvai keltų tai kertinę grėsmę. Ir aš tada keliu klausimą, kodėl taip neatsakingai ir pavojingai elgiamasi mūsų valstybės atžvilgiu, nes tai yra kertinis saugumo klausimas, kodėl neįsiklausoma ir negirdima, ką sako NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, ką kalba Amerikos valstybės sekretorius Antony Blinkenas, ką kalba Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas ir ką kalba ta pati Vokietija, kuri visiškai, aš bendrauju su Vokietijos politikais ir taip pat neseniai Bundestage lankėsi ir generolas Valdas Tutkus. Ir visi girdime tą patį, kad jie nesupranta tokio Lietuvos elgesio. Ar jie nori Vokietijos brigados, kalbu apie mūsų politikus ir lyderius, kurie formuoja užsienio ir saugumo politiką, ar jie nori dalyvauti tokioje avantūroje kartu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, kuri kelia grėsmę visai mūsų šaliai. Tai dėl to aš tikrai kviečiu žmonės prabusti, pasirašyti peticiją, ir reikalauti iš jų išrinktų politikų ir politinių lyderių, kad jie, vykdydami užsienio ir saugumo politiką, vadovautųsi Lietuvos valstybės interesais ir pagrindinių sąjungininkų NATO poziciją, nes tikrai niekas Lietuvos per prievartą neverčia bėgti prieš garvežį.
Lietuva nėra galingiausia kariuomenė NATO organizacijoje turinti valstybė. Vadinasi, vieninteliai sprendimai, kurie gali būti, tai mes galime palaikyti NATO alijanso sprendimą, mes galime palaikyti savo strateginių stipriausių partnerių NATO organizacijoje Jungtinių Amerikos valstijų poziciją, kai tokie atsiranda, bet negalime patys formuoti tokios pozicijos, kuri kelia grėsmę karu mūsų visai valstybei. O akivaizdu, kad grėsmė karu, kai negaliotų NATO 5 straipsnis, tai grėsmė akivaizdi yra valstybingumo praradimu. Tai nėra žaidimas, tai yra labai rimta situacija. Ir tikiuosi, kad tiek žiniasklaida, tiek visi žmonės tą jau ima suprasti ir kad tam bus ryžtingai pasipriešinta. Dėkui. Ačiū labai už skirtą man žodį, pasisakyti inicijuotos generolo peticijos dalyje. Kaip teisininkas aš apibendrinsiu šiek tiek, kas čia įvyko, kadangi paskutiniu metu iš Seimo politikų kyla įvairių spekulacijų. Neva toksai nutarimas pasirašytas dėl siuntimo ar į kitas šalis siuntimo karių yra mokymų tikslais, kad tai nieko bendro nesusiję su siuntimu šiuo metu į Ukrainą. Girdėta ir tokių spekulacijų, kad neva pasibaigęs buvo mandatas, reikėjo jį pratęsti ir neva lyg tai teksto netaisė ir paliko tokį patį, tačiau tokių minčių kaip ir neturėjo. Na, įvairių aš girdėjau tokių spekulacijų, vienok kaip tu beviniosi, sakysim, saldainį bet kokį popieriuką, paukščių pieno tenais tikrai nerasi. Atkreiptintas dėmesys yra tame, kad aš atkreipiau į pagrindinius dalykus, kokias savokas ir tikslus stato mūsų jėgos. Ir dėl to netgi pasidariau konspektą šiokį tokį, kad neperfrazuot savai. Aš tiesiog nurašiau iš oficialių tinklelapių, kurie apibrėžia, kokie yra tikslai jėgos struktūrų. Tai vat pagrindinis Lietuvos Respublikos valstybės karo institucijos tikslas, kaip jie teigia, yra užtikrinti Lietuvos karinį saugumą. Čia raktinis žodis būtų Lietuvos karinį saugumą. Lietuvos kariuomenės veiklą reglamentuoja Lietuvos karinė doktrina, kurioje įvardyjami kariuomenės panaudojimo būdai nacionalinio saugumo interesams užtikrinti. Raktinis žodis šiuo atveju būtų nacionalinio saugumo interesai, apibrėždami Lietuvos kariuomenės rengimo ir naudojimo karinėse operacijos nuostatai ir principai, apibūdinami kariuomenės siekiami tikslai taikos, krizių ir karo metu. Tai iš to, kas yra parašyta, būtent aš radau Krašto apsaugos ministerijos tinklalapį, akivaizdu, kad tai yra Lietuvos Respublika. Net jeigu palyginimui sakyt, kad aš kaip teisininkas, mano jurisdikcijos galios baigėsi prie sienos. Už sienos mano jurisdikcija jau kaip teisininko baigėsi. Lygiai tas pats ir Lietuvos Respublikos kariams. Jeigu NATO nenumato kitaip, ir Lietuvos Respublikos aukščiausiai organai nesutinka ar sutinka su NATO priimtų aktyvuoto 85 straipsnių, jeigu būtų priimta viena ar kita rezoliucija. Visas tas karas, kariniai veiksmai, mokymai, bet kas, jeigu tai susiję su tiek politika, tiek su realia grėsme pačiai šaliai, turi baigtis prie Lietuvos Respublikos sienos. Bet Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos vardu išdavė mandatą. Nutarimas, kuris yra 23.12.21, numeris yra romėniški skaičiai 10.4.2434, Lietuvos kariams dalyvauti karinėje operacijoje mokymo tikslais Ukrainoje, esant šios šalies kvietimui. Na, neišimsi tų žodžių niekaip iš šito teksto ir teisiškai, kaip norima, galima volioti, tačiau akivaizdu, jeigu Ukraina pakvies, mes turime teisę siųsti. Ir mandatas toks yra išduotas. Yra išduotas iki 100 karių. Kaip praktika rodo, pasaulinė praktika, 100 narių gali būti padidinami iš karto ir į didesnius skaičius, o visa kita jau Seimo narys Mindaugas Puidokas pasisakė, todėl nesiplėsiu. Toks dalyvavimas Ukrainoje gali būti vertinamas
kaip Lietuvos įsitraukimų jau į karą. Ir toks įsitraukimas į karą būtų jau be NATO sutikimo ir turėti rimtas pasiekmes tiek nuvykusiems kariams, tiek pačiai Lietuvai. Toliau tęsiant, aš įsivardinau pasižiūrėdamas socialiniuose tinkluose, taip pat oficialiuose, NATO kokie yra tikslai. Tai vat NATO tikslai yra užtikrinti savo narių laisvę ir saugumą politinėmis ir karinėmis priemonėmis. Nutarime dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavo tarptautinėse operacijoje, pats pavadinimas jau įvardina, kad tai yra krašto apsauga. Tokios sąvokos – kraštas. Nutarime dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose. Taigi, kokios buvo šalis būtent šitame nutarime? Įvardintos Irakas, Kosovas, Viduržemio jūra, Malis, Centrinė Afrika, Ukraina, Mozambikas, taip pat karinė operacija įgimtas ryžtas 40 karių ir tarnautojų, Hormūzo sąsiauris, tarptautinėje karinėje operacijoje mokymo tikslais Interflex, tarptautinės operacijos Indijos ir Ramiajame vandenyne. Taigi bendras Lietuvos Respublikos karių skaičius būtų šiai dienai maksimalus 690 karių. Taigi aš atkreipsiu dėmesį iš to, ką aš pasakiau, dėl to aš taip neskubu, nors paprastai greitakalbis esu. Tai kuri iš nutarime nurodytų valstybių yra Lietuva? Mes apie kraštą kalbam, krašto apsaugą. Kuri iš šitų valstybių kelia grėsmę Lietuvai? Arba NATO narėms. O galbūt NATO valstybei kelia kažkokią grėsmę, arba, sakysim, NATO užpuolė, arba NATO užpuolė kitaip į rezoliuciją išduotą Jungtinių tautos organizacijų. Lietuva perskaičius nutarimą arba paskelbė karą galbūt kažkokiam pasauliu, arba Lietuvai toks karas yra paskelbtas. Na pats nutarimas, jo aiškinamasis raštas sako, kad kariai siunčiami į NATO valstybės mokymo tikslais. Tikslais Ukrainos scenarijoje. Bet kitais scenarijais taip jau ir nepasisako. Tai aš pasikartosiu dar kartą, jeigu mes stojame tik tai ginti NATO valstybės, tai ką mes veikiame tose kitose šalise, tame tarpe ir Ukrainoje. Ukraina čia yra svarbiausia šioje dalyje, kadangi tai tiesioginė grėsmė mums dėl politikų karo retorikos vadinamos. Taigi nors įstatymai šiuo atveju draudžia kariauti ir savanoriauti Ukrainoje, o tokie įstatymai, aš pasakysiu, yra ne vien tik tai baudžiamajam kodekse numatyti, tačiau ir migracijos įstatymai. Yra numatyta tai, kad mes negalime leisti savanorių, išskyrus vyriausybės nutarimu. Taigi turėtų krašto apsaugos ministras teikti tokį pasiūlymą, sakysim, premjerui ir jisai turi tvirtinti, siųsti savanorius. Ir tokių savanorių aukų mes jau kaip ir turim. Nepatvirtintais duomenimis žuvusių lietuvių jau gali būti daugiau negu vienas. Tai čia, sakysim, toksai vienas jau oficialiai buvo mums įvardintas. Ar tokie nutarimai siųsti lietuvius kariauti iš pradžių prie Lvovo, vėliau šiek tiek už Lvovo, reiškia mažai žingsniais Lietuvą įtraukti į karą visame pasaulyje? Nutarime matoma žodžių žaismas yra antiek slidus, kokia ir situacija šiuo metu yra Ukrainoje ir visame pasaulyje. Kai pridėjus žodį arba išbraukus žodį arba pakeitus kablelių, Lietuvos saugumas iš esmės gali pasikeisti. Ir tai čia mes, teisininkai, rengiam tokius tekstus, jeigu paimt apskritai, ir Seimo nariai tokius tekstus tvirtina. Ir ar tai yra iš tikrųjų Lietuvos karo institucijų tokie tikslai? Todėl vėlgi turime pasakyti ne Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą ar į bet kokias karo zonas už Lietuvos Respublikos ribų. Jeigu tai nenumato NATO 5 straipsnis ar nenumato įstatymai kitaip mūsų šalyje, taigi mes prieš karo politiką, mes esam už taikos generolą, mes esame prieš karo politikus
mes esame už taikos koaliciją ir mes esame prieš karą, mes esame už taiką. Ačiū. Nežinau, ar yra kokių klausimų, nes esam pasiryžę juos atsakyti. Ir turbūt dar 2 sakinius papildant tą, ką įvardino kaip teisininkas Erikas Pavlovičius. Tai iš tikrųjų Lietuva turi galimybę daryti tą patį, ką daro ta pati Jungtinė karalystė ar bet kuri kita valstybė. Tai yra treniruoti ukrainiečių karius savo teritorijoje. Jokios karinės prasmės, kaip minėjau, nei Jungtinės Amerikos valstijos, nei Jungtinė karalystė nemato treniruočių vykdyme pačioje Ukrainos teritorijoje. Tai vadinasi, šitoje vietoje mes nesam kažkokie tai išskirtiniai šitam kontekste ir jo labiau nesam tokie galingi, kad mūsų pasiųstas karinis kontingentas padėtų pakeisti padėtį kare. Tai šitoje vietoje tai irgi yra labai svarbus aspektai ir momentai, kai daromas sprendimas primena daugiau tokį politinį veikimą, kuris kelia labai aiškiai ir konkrečią grėsmę mūsų valstybei. Ir tokio sprendimo priėmimo būtinybės jokios nėra. Tai dėkui, jeigu turit klausimų. Pane Puidokai, aš galėčiau gal jums pradėti, gal jūs galėtume detalizuoti, koks teisės aktas numato, jog Lietuvai nusiuntus karius į mokomąją misiją Ukrainoje 5 straipsnis nebegaliotų Lietuvos užpuolimo atveju. Tai aš jums dabar teisės aktų pavadinimais ir numeriais neįvardinsiu, bet aš galiu pasakyti, kad turbūt visi esam skaitę. Reiškia, generolas Tutkus to iš mane papildys, bet iš tikrųjų aš atsakysiu paprastai, kad labai aiškiai juodu ant balto buvo pasakyta tiek Jungtinių Amerikos valstijų, kad savo riziką galima tai daryti. Tai jeigu tu darai tai savo riziką, vadinasi valstybė narė oficialiam lygmenyje priima sprendimą viešai siųsti savo karius. Nesvarbu, ar tai yra karys, ar tai yra karys instruktorius, bet mes turim Seimo nutarime gruodžio 21 dienos 8 punktą ir 11 punktą, jeigu aš gerai atsimenu. Tai 8 punktą yra toj misijoje, reiškia, įvardinta, reiškia, kariai, 11 punktą, jeigu gerai atsimenu, kariai instruktoriai. Tai šitoj vietoj esmės ir situacijos tas nekeičia, dėl to Jungtinė karalystė kaip pavyzdys ir sako, kad mes nesiūsim nei karių, nei karių instruktorių, dėl to, kad nesukurt tarptautinės teisės požiūrių grėsmės, kad Jungtinė karalystė būtų laikoma karo Ukrainoje dalyvė. Tai tiesiog toks mano pastebėjimas ir atsakant, prašau. Jo, neteisininkas pasakė, aš pasakysiu labai greit, labai trumpai, generolas pratęs. Pats konceptas. NATO yra gynybinis alijansas. Vilniuje per samitą buvo pasisakyta. NATO nekariaus Ukrainoje. Ukraina nėra NATO valstybė. Tai aš tokių retorinių klausimų. Jeigu kokia nors NATO valstybė užpuolė kitą šalį, ar būtų aktyvuotas 5 straipsnis? Ne, nes ta šalis užpuolė kitą šalį. Šitoj situacijoje, jeigu Lietuva įveda savo karius, jinai laikytina, kad užpuolė kitą šalį, jin įvedė armiją į kitą NATO valstybę. Jūs traktuojat kaip puolimą? Taip, aš traktuoju tai, kad gali Rusija, gali tai palaikyti kaip įsitraukimą į karą, tai yra užpuolusi kitą šalį. Ar atveju Lietuvos karys žuvęs Ukrainoje, kuris kariavo prieš rusų pajėgas, tokiu atveju taip pat puolė rusų pajėgas. Kodėl tada šio nekvestionuojat aspektų? Koks lietuvių? Tada buvo savanoriai, jūs turite. Jūs savanoriai turite, ne kombatantai, jie nesiskaito kombatantais. Jeigu tai atėjo uniformuotas karys, yra kombatantas. Bet tai yra karinė misija, jie nedalyvauja karinės aktyviuose veiksmuose. Neturi reikšmės, užtenka generolas. Man labai patinka, kada žurnalistė, konkrečiai tai paminėsiu, kaip Marija, Margarita Vorobjovaitė skaito save didelį instruktorę ir karo specialistė. Man labai patinka, kada jūs save traktuojat labai dideliu karo sistemos žinojimu, kas užpuolė, kas neužpuolė, kaip yra traktuojama. Tai aš atsakau į klausimą, intarpą. Tai pirmas dalykas. NATO, kaip minėjo gerbiamas Erikas, yra gynybinis alijansas. Jeigu įdėmiai paskaitysit 5 straipsnį, ten yra parašyta užpuolus vieną iš. Užpuolus vieną iš.
o ne vienaip ar kitaip įsivėlus. Antras teisinis pagrindas yra tame, kad Vilniuje per NATO viršūnių susitikimą buvo nuspręsta, kad NATO kaip alijansas į karą su Rusija nesivels ir NATO kaip alijansas savo karių į Ukrainą nesiūs. Tai nedraudžia NATO valstybėm prisijimti savo atsakomybę, savo rizikai. Bet Ukrainoje nėra NATO operacija. Nori teisinio pagrindo, pasakysiu dar vieną kartą, pacituosiu, nes jau citavau, specialiai jums, kad Lietuvos įstatymas dėl Lietuvos kariuomenės vienetų dalyvaujant tarptautinėse operacijose ir taip toliau skelbia, kad siunčiami į operaciją tik tada, įsiklausykit, prašau dėmesio, tik tada, kai vykdoma Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai. Ir kaip Seimas ir taip toliau. Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai. Kiek man yra žinoma, teisinių pagrindų, bet čia galbūt Erikas pataisys, tai tarptautinius įsipareigojimus mes turime alijansui, tai yra NATO ir Europos Sąjungai. NATO neplanuoja vykdyti tokios operacijos. Antras momentas. Pagal Jungtinių tautų chartiją ir tarptautinės karo teisės principus, kurios aš beje studijavau 3 metus, atsiprašau, yra valstybė karo dalyvė skaitoma, trečia valstybė, nekariaujanti, kada jinai suteikia savo teritoriją vienai iš kariaujančių valstybių veiksmam prieš kitą ir kada pasiunčia karinį kontingentą į kariaujančią valstybę. Ten neparašyta, ar tai karinis kontingentas logistų, ar tai karinis kontingentas misijos ir taip toliau. Jūs blogai turbūt išgirdote, kas yra karys. Pasakysiu dar daugiau, kad pagal tas pačias karo įstatymus, nes kaip nekeista, net tai yra apibrėžta. Net apibrėžta, kaip prasideda karas. Bet jūs matot, kad nutarime parašyta karių arba civilių, tai reiškia, kad tai gali būti civiliai. Klausykit, nustokit interpretuoti. Aš labai, tai teisingai, karių arba civilių, bet karinė mokymo misija. Taip, kodėl jie negali dalyvauti civiliai? Jūs palaukit. Klausykit, jeigu jūs norit kažką tai ten... Ne, tai aš gal atsakysiu, žiūrėkit, jeigu mes paskaitysim nutarimą, yra pati misija, vadinasi karinė mokym misija. Su šito turbūt nesiginčytis. Galim civilius, galim šuniukus, ką jūs norit. Yra karinė mokymo. Matysim, jeigu priimtas sprendimas bus siūst. Esmė yra tame, mano pagrindu, kad Seimas išdavė mandatą ir dabar jau nei nuo Seimo, nei nuo visuomenės, nei nuo prezidento nieko nepriklauso. Dabar priklauso nuo krašto apsaugos ministro. O tą, ką pasakė Erikas Pavlovičius, tai galbūt užakcentuosiu. Kaip vertins šitą veiksnį Lietuvos Respublika, niekam neįdomu. Mes atidavėm vertinimo teisę Rusijai. Kaip jie įvertins, atitinkamai jie ir reaguos. Tai aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Karinė misija Ukrainoje buvo ir 2020-aisiais, ir 2020-aisiais. Aš noriu priminti, kad karinė misija, kuri buvo Rusijoje, Ukrainoje 20 metais, buvo atšaukta ir grįžo į Britaniją. Kodėl jūs, pavyzdžiui, 20 metais ar 21 nekėlė šitą klausimą? Nuo 2014 kariniai veiksmai Rusijos vykdomi Ukrainoje. Kodėl jūs tuo metu nekėlėte? Aš nekėliau to klausimo todėl, kad Ukraina nebuvo tarptautiniai traktuojama kaip karo zona. Tai yra pirmas dalykas. Karo zona buvo traktuojamas būtent Donbaso rajonas, tai yra Doneckas ir Luganskas ir iš dalies Krymas. O visa Ukraina nebuvo tarptautinės bendruomenės traktuojama kaip karo zona. Tačiau 22 metų vasario 24 Rusija varvariškai užpuolė Ukrainą, užskrido aviaciją ir subombardavo visą Ukrainos teritoriją. Nuo to momento prasidėjo karšta karo fazė. Ir nuo to momento yra traktuojama, bet maža to, Rusija oficialiai paskelbė specialią karinę operaciją. Tai yra, kitaip sakant, karo veiksmai formaliai prasidėjo tada. Todėl iki tol aš klausimų ir nekėliau. Antras dalykas, kaip toliau galioja, ponė Tutkau, nuo to laiko irgi galioja mandatas, galimybė siųsti karius nuo 22 metų. Jūs turbūt blogai girdit, arba nenorit išgirti. Aš dar kartą skaitau. Tuo metu, kada buvo mandatas, kadangi aš pats asmeniškai esu Ukrainos pusėje, tai aš irgi remiau, kad mes galim padėti, kaip galim Ukrainai. Tame tarpe ir
mokyti Ukrainą. Maža to, mano laikais buvo įsteigtas Litpol Ukrbatas, būtent mokymo tikslais Ukrainai artėti prie NATO standartų. Tai galbūt vis dėlto išmokim labai kategoriškai atskirti linijas, kurios mes nenorim pripažinti. Tai yra iki 22 dienos, 22 metų 24 dienos karštoji karo fazė prasidėjus nebuvo. Tarptautinė bendruomenė incidento ir tų veiksmų, kurios, reiškia, ta pati Rusija ir, reiškia, separatistai ir visi kiti atlikinėjai netraktavo kaip karinė operacija. Nuo to momento prasidėjo specialioji karinė operacija, kurią civilizuotas pasaulis vadina karu. Dėl viso pikto priminsiu, kad Rusijos prezidento atstovas spaudai Peskovas praeitą savaitę irgi pasakė, kad Ukrainoje de jure vyksta karinė operacija, de facto karas. Tai Rusija irgi taip traktuoja. Todėl sprendimai ir veiksmai, kurie buvo padaryti iki, turi vieną vertinimą, kurie po turi kitą vertimą. Negi taip sunku suprasti. Gerai, aš perfrazuosiu. 2022, imkim, nežinau, kovą, balandį, gegužę, kokį norit mėnesį. Galioja tas pats mandatas, kariai nėra siunčiami, bet mandatas teisinis yra. Kodėl jūs keliat klausimą dėl mandato būtent dabar, o nekeliat klausimą dėl mandato, dėl tos teorinės galimybės, nes dabar yra vos 2 kariai instruktoriai iš Lietuvos ir jie dalyvauja NATO šalyse mokymo misijose. Kodėl jūs nekeliat klausimą, sakykime, nežinau, tarkim, prieš metus? Žiūrėkit, tai paprastas dalykas, tai žiūrėkit, reiškia, misijom mandatas tvirtinamas yra metų pabaigoje. Tai tą, apie kurį jūs kalbat, tai buvo tvirtinamas 2021 metų pabaigoje. Tai 21 metų pabaigoje, kai jisai buvo tvirtinamas, karas Ukrainoje nevyko. Gerai, žiūrėkit, kad kalbėkime apie mandatą, kuris buvo tvirtintas 22 pabaigoje, jeigu sukonkretizuojant. 22 metų pabaigoje mandatas, imkim 23 sausio. Kodėl tada nebuvo keltas klausimas? Aš supratau jūsų klausimą, reiškia, atsakau dar kartą. Pirmas dalykas, mandatas buvo išduotas, viskas yra tvarkoj, tačiau ta misija buvo kartu su britais mokymo, primenu, dėl viso pikto. Jungtinė karalystė oficialiai pareiškė, beje, leidžiu savo priminti, kad ir ambasados visos pasitraukė ir taip toliau, matyt nežinot. Tai Jungtinė karalystė oficialiai nutraukė misiją Ukrainoje. Ir kadangi mes buvom su Jungtinė karalystė, mes pasitraukėme iš Ukrainos. Todėl kelt, sakysim, ar triukšmą, ar dar kažką tai, kad būtų nutrauktas mandatas neegzistuojančiai misijai, nebuvo jokios prasmės. Ir taip, sakyčiau, visuomenės drebinimas, ką jūs labai sėkmingai darote. Dabar situacija iš principo pasikeitus. Išduotas naujas mandatas. Netraktuokim tęstinis, išduotas, išmokim skaityti, kas parašyta juodu ant balto. O tai pas mus kai kurie politikai ir žmonės žiūri į knygą ir mato špygą. Išduotas naujas mandatas siųsti karinę mokymo misiją, kurią jūs traktuojate asmeniškai kaip civilę, galimai į Ukrainą. Maža to, užsienio reikalų ministras, atleiskite, yra ne žurnalistas, ne atsargos generolas, o tai veikiantis Lietuvos politikas. Jis įvardina loginės misijas. Pacituosiu dar kartą, nes matyt blogai išgirdot. Kad Lietuva viena iš pirmų tai tvarkoj, atlaisvinti Ukrainos pajėgas, kurios užima kokias nors apsaugos, kibernetinės ar kokias kitas funkcijas ir nekariauja fronte. Tai šita užduotis, kurią viešai vardina užsienio reikalų ministras. Jeigu tai būtų koks nors sekretorius arba padėjėjas, tai aš gal patylėčiau. O tai yra užsienio reikalų ministras. Pirmas dalykas, jos absoliučiai tolimos nuo mandato. Vėlgi jūsų pavyzdžių sprendžiant, aš matau, kaip Lietuvoje madinga interpretuoti ir skaityti vienai ar kitaip, ir aš savo kaip pilietis negaliu garantuoti, kad užsienio reikalų ministras nemato tos misijos kaip galima pakeitimą Ukrainos karių. Tai yra ir mūsų politikų aiškinimai apie raudonųjų zonų nesilaikymo leisiu savo priminti, aš tikiuosi, kad neišbrauksit. Po to, kada prezidentas Nausėda paaiškino, kad mes neprivalome vadovautis jokiom raudonom linijom, Rusijos prezidentas Putinas, cituoju beveik, pasakė, jeigu yra valstybės, kurios nemato raudonų linijų, jos turi suprasti, kad mes jų irgi nematysim. Tai reikėtų vertinti tokius dalykus.
Tai dėl tos priežasties aš ir nekėliau klausimų anksčiau, nes tai būtų oro drebinimas, o dabar tai yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, mano manimu vienas ir mano manimu yra labai kitas. Šitas veiksmas yra naudingas būtent Rusijos federacijai. Todėl, kad mes iš mūsų to pačio užsienio reikalų ministro, iš daugelio politikų, tik tai ir girdim, kad Rusija sėdi, svajoja ir planuoja, kaip užpult Lietuvą. Tai geresnio preteksto, kaip įvardinti Lietuvą, kaip karo dalyvę prieš Rusiją, tiesiog nėra. O dėl, kaip jūs paklausėte, teisinių pagrindų, tai dar kartą cituoju, kad 5 straipsnį yra užpuolus viena iš. NATO pasakė ne, NATO sprendimas nepakitęs, kadangi tai NATO viršūnių susitikimo metu priimtas sprendimas, tik viršūnės gali jį ir pakeisti. Aš tikiuosi labai išsamei atsakiau jūsų klausimą. Ir aš papildysiu tada generolą Valdą Tutkų, kad iš tiesų savo interviu Vytautui Bruveriui Gabrielius Landsbergis irgi labai aiškiai įvardino tas pačias mintis. Tai yra, kad būtent Lietuvos kariuomenė kartu su Prancūzijos kariuomenė galės padėti atlaisvinti Ukrainos pajėgas dabar esančias vakarų Ukrainoje, tam, kad jos galėtų būti perkeltos į karinius aktyvius veiksmus rytų Ukrainoje. Tai šitoj vietoje akivaizdu, kad tai yra karinio pobūdžio tikslai, kaip ir įvardino gerbiamas Valdas. Ir apie tą patį kalbėjo, beje, ką įvardino ir Gabrielius Landsbergis, kad tai būtų svarbi pagalba ir kad būtent tokie veiksmai būtų atliekami galimai Ukrainoje, apie tą patį kalbėjo ir Emanuelis Makronas. Tai akivaizdu, kad vis tik tai planas tą daryti yra bendras ir tikslas karinis tik tai toks gali būti, nes dar kartą pasikartosiu, kad karius treniruoti ir paruošti karui Ukrainoje galima ne Ukrainos teritorijoje. Tai yra daug saugiau daryti ne Ukrainos teritorijoje, dėl to, kad jeigu tu treniruoji karius Ukrainos teritorijoje, tai bet kada gali atlikti į tą treniruočių stovyklą ar į bet kokią karių sankaupą raketa ir tada tu turi turėti neplanuotus praradimus. Tai šitoj vietoj Britai ir sako, mes sako, nematom prasmės siūsti karių treniravimo instruktorių į Ukrainos teritoriją. Tai kodėl tą daro Lietuva? Tai dėl to, kad būtent ne 22, ne 23 metais, bet būtent 24 metais ir kilo Makrono mintis suburti šalių grupę tam, kad jų kariai būtų pasiųsti į Ukrainą. Būtent dabar kilo ir tas, sakykime, grėsmės ir eskalavimo rizika daug didesnė įvyko būtent šiais 24 metais, kada buvo šitas planas pagarsintas. Ir kaip matom, šito plano nepalaikė iš principo nei Jungtinės Amerikos valstijos, nei Jungtinė karalystė, nei ta pati Vokietija, nei dauguma kitų šalių. Netgi kaimyninė Lenkija, Švedija, Suomija ir daugybė kitų narių iš karto suskubo įvardinti, kad jos nebus tos valstybės NATO narės, kurios siunčia savo karius į Ukrainą. Tai žiniasklaidoje tiek Prancūzijos, tiek kitų vakarų šalių skambėjo, kad ėjo kalba tik tai apie Prancūzijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos koaliciją galima tą norinčiųjų, kad jų kariai būtų priėmus atitinkamus sprendimus pasiųsti į Ukrainą. Tai kai mūsų šalies krašto apsaugos ministru tampa Laurynas Kasčiūnas, nuo kurio sprendimo dabar priklausys, kas vyks pagal šitą Seimo suteiktą mandatą, tai yra žmogus, kuris iš mūsų viso Seimo, turbūt pagal amerikietišką vėlgi terminologiją, yra didžiausias karo vanagas, tai tikėtis iš jo saugių Lietuvai ir atsakingų sprendimų, kai jisai turi tam leidimą ir mandatą, tikrai nereikėtų. Ir aš matau, kad tai yra reali tikrai problema ir reali grėsmė. Ir tai, kad Vokietija ir Vokietijos politiniai lyderiai nesupranta tokio Lietuvos politikų elgesio, dėl to, kad jeigu mes, vėlgi, manau, kad tai yra labai svarbus momentas, jeigu mes norim turėti vienos iš didelių NATO šalių narių karinę brigadą Lietuvoje iš Vokietijos, tai akivaizdu, kad tada mes negalime veikti kartu su Prancūzija ir jos būriama norinčiųjų koalicija, nes tam vokiečiai nepritarė ir jie sako tą atvirai. Tai atviriau negu jie tą pasakė, mums turbūt pasakyti neįmanoma, nes užkulisiuose sako, jie tai tikrai ne taip draugiškai ir diplomatiškai. Kad jie negali pasitikėti iš principo tokiais partneriais, kurie elgiasi taip, kaip dabar elgiasi Lietuvos vadovai.
Nes taip elgtis neišeitų, nes mes ne Prancūzijos brigados laukiam, bet Vokietijos, teisingai? Aš jeigu galima dar vieną aspektą, na, mano manimu, kad visas teisinis ir politinis pagrindas yra, aš tik tai vieną nesuprantu, kodėl daroma tragedija, kodėl negalima tiesiog išimti klausimą Ukrainai iš jau suteikto mandato ir norint pasiūsti ir kalbėti, pradėta diskusija iš naujo. Galima tą padaryti labai greitai, bet aš noriu paminėti dar vieną momentą, į kurį greičiausiai jūs galėtumėt paklausti atsakymo generolo Rupšio. Matot, karinė struktūra karo yra savotiška. Tai yra, matot, kada daėjome iki rimtų klausimų žmogus ir pabėgo. Aš tą klausimą užakcentavau savo straipsnėje, tačiau neradau paaiškinimo, negavau, bet, nu, ir gal ir nereikėtų. Bet kaip jūs matot, kas vadovaus Lietuvos kariais Ukrainoje, jeigu jie bus nemokymo misijoje? Tai yra, kadangi tarptautinėse operacijose yra nustatyta tvarka, vadovauja paskirtas tarptautinės operacijos vadas. Ar tai yra NATO operacija, ar tai yra koalicija, yra vienas vadas. Visos kitos dalyvaujančios valstybės savo kariuomenę perduoda į operacinį to vado pavaldumą. Tai mano klausimas yra labai aiškus. Ar bus perduoti Lietuvos kariai? Čia jau labiau techninis klausimas. Tai tiek. Ar dar turime klausimų? Jeigu klausimų neturime, tai norime padėkoti tada visiems, kurie žiūrėjo ir tikimės, kad tikrai žinia, kuri šiandien buvo paskleista šioje spaudos konferencijoje, pasieks Lietuvos žmonės. Tai ačiū Jums labai. Dėkui. Ačiū labai.